Sporto istorijoje yra nedaug tokių įdomių pasakojimų kaip tas, kuris įvyko 1993 metais, kai krepšinio legenda Michael Jordan pasaulį šokiravo pasitraukdamas iš krepšinio aikštelės, siekdamas svajonės, žaisdamas beisbolą. Michael Jordanas, dažnai laikomas dažniausiu visų laikų krepšininku, tuomet tik privedė Chicago Bulls į trečią iš eilės NBA čempionų titulą. Jo dominavimas aikštelėje buvo beprecedentis ir pasaulis su dideliu susidomėjimu laukė jo kitų žingsnių. Michael Jordan, krepšinio ikona, pakeitė sportbačius į sportinius batus ir ėmėsi kelionės į beisbolo pasaulį. Jo tėvas visada svajojo, kad jis taptų didžiojo lygos beisbolo žaidėju ir pagerdamas savo mirusį tėvą, Jordanas nusprendė persekioti tą svajonę. Nors Jordanas susidūrė su skeptikais ir abejojančiais, jis priartėjo prie beisbolo su tuo pačia darbo etika ir ryžtu, kuris padarė jį krepšinio legenda. Jo laiką žaidžiant beisbolą buvo unikalus sporto istorijos skyrius. Nors Jordano beisbolo karjera galbūt nepasiekė jo krepšinio pasiekimų aukštumų, ji buvo liudijama su jo atkaklumu ir siekiu asmeninio pilnavertiškumo. Perėjimas nebuvo lengvas, bet jis atskleidė čempiono tikrojo esmę. Komandos draugai teigia, kad jis darė tai ne tik savo, jis darė savo tėvui pagerbti. Galėjote matyti aistrą, kurią jis kiekvieną dieną nešė žaisdamas. Treneris taip pat atsiliepė teigiamais žodžiais į Michaelą. Michaelo atsidavimas ir darbo etika buvo beprecedentė. Jis ėmėsi beisbolo su to pačiu intensyvumu, kuris padarė jį krepšinio legendą. Jordanas savo interviu taipogi teigė, kad beisbolas man buvo kelias savęs pažinimo link. Tai buvo apie mano tėvo pagerbimą ir naujų išbandymų tyrinėjimą. Tai mane išmokė vertingų pamokų, kurias grįžau pasiimti į krepšinį. Po trumpo laiko beisbole Michael Jordan sugrįžo į NBA ir tęsė savo palikimą. Jo laikas be krepšinio tik sustiprino įvertinimą jo didybės, kai jis sugrįžo į Bullius 1995 metais. Jordanas kelionė beisbolu nebuvo tiesiog šalutinis kelias. Tai buvo liudijimas jo charakterio pilnaverčiai prigimčiai. Tai atskleidė jo pasirengimą žengti už savo komforto zonos ribų ir įveikti iššūkius, kurie viršijo krepšinio aikštės apribojimus. Galutinėme rezultate, Jordano kelias nuo krepšinio iki beisbolo ir atgal buvo nepaprastas skyrius sporto legendos pasakojime. Tai nebuvo tik apie laimėtus ar pralaimėtus žaidimus. Tai buvo apie svajonių siekimą ir atkaklumą, susidurti su išbandymais ir tikrojo idealo nuolatinį palikimą. Jeigu jums įdomios mūsų istorijos ir norite jų daugiau, nepamirškite prenumeruoti. Taip pat pasiekite mus kitose socialiniuose tinkluose.